Niekam iš čia nereikalingas. Kuria prasme? Tiesioginė. Sėdys čia pas mus antrą parą kaip baldas ir niekas jo nepasigenda. Pašaliniams sėti draudžiama. Ne? Toks įsakymas. Ei. Aš iš pradžių ir nepastebėjau. Čia negalima. Kodėl? Ką tu čia įsivaizduoji? Kad vykdai kažkokią slaptą operaciją? Tu bent žinai, ką ten saugai. Įtariamai. Ir viskas. Tai reiškia, šitas senelis ir yra tas fašistas. Va, o kur tu norėtum būti šią naktį, jeigu nebūtų budėjimo? Barakė. Bendrabutyje. O kodėl nenamie? Taigi kūčios, kalėdus. Aš nešvenčiu. Panašu į tai, kad jį numetė ir pamiršo. Tai kodėl jisai čia sėdi ir niekur nesitraukia? Toks įsakymas. O vaistų suleisti nereikia? Nereikia. Jis atlieka svarbią užduotį. Ir kas ten tokio svarbaus? Jis saugo nusikaltėlį. Ir ne bet kokį, o fašistinį. Šaunuolis, šaunuolis. Tu iš vis šaunuolis. Bet dabar atneš man tą. Gerai? O kaip jis? Nu, kam jis rūpi? Man. Tu kuo save laikai? Mažvaikį. Nentu visą galiu. Tu pasižiūrėk, kaip tu atrodai. Ai, o tu žinai, kad čia nėra ypatinga pamaina? Karalių pamaina. Tu ką? Rankas! Rankas staigiai! Ant žemės! Ateik čia! Ateik! Nu, tai tokia pamaina, kai budėjimas ligoninės išpuola per šventes. Ir per tą pamainą būtinai įvyksta kažkas ypatingo.